Ką čia norėjau pasakyti? Nusprendžiau bėgti ultramaratoną nuo Perkūnkiemio iki Perkūnkiemio. Klaudija išvadino mane psichu. Bėgsiu šiandien 20 km. Realiai dabar ką tik pašalto dušo. Eisiu knygą paskaityti. Laukiu vakarą, dėl to įprataisai. Maladės draugas. Su šitu bolydu atvažiavau. O, gangsteris tada. Tu daugiau rodo. Jo, tai tema. Davai, tau. Šiandien 2 kilų bėgsiu. Jo. Iki stoties ir atgal. 20 minučių pagrėsiu užsimerkęs ir tada bus bėgimas. Gaunu pajungti laikroduką prie telefono ir bėgti. Prabėgau realiai 6 km per 40 minučių. Yra mini stopas toksai. Realiai bandžiau nepersistengti. Reikia nepradėti bėgti, kad būtų jėgų grįžti. Vakar bėgau 10 km, užvakar 15 km ir jau šiandien 20. Jis sakė bėg 15, bet galiu aš 20 rasti. Nuo 1 iki 10. Ant kiek pozityviai nusiteikęs, bus kokie 8. Ką čilas Kimaras. Atbėgau iki stoties 10 km. Įdomu kaip seksis grįžti atgal tą 10 km. Ar bus taip sunku ar nebus taip sunku. Vertinu, kad iki namų grįžčiau iki 9. Labai pozityv. Kažkaip labai lengvai čia atbėgo atrodo. Reikia gerti, pasitraukti. Man po kepurė vietoj. Jo. Pirštinės tai vis laikas. Pirštinės, nes rankas sausas. Realiai bėgu be muzikos. Be ausinių iš tikrųjų. Išaudinu gėlę ir toliau bėgu. Motyvacija skalė bus kokie 9. Dabar yra tiek, kaip jaučiuos, kokie 7. Iki namų gal kokie dar 3 ar 4 kilometrai. Padariau finišą. O, šukėsinas. Maikė, pilnai išlapė. Veidą tai graužė biškį. Keliau beveik pusę 10. Dabar yra 10 valandą. Kaip jaučiuos? Realiai koja biškį skauda. Ne, kad skauda, tiesiog jaučiasi. Reikės jam pačiatim, pagal turėtų būti polisis arba 5-8 km prasibėgti šiandien labai lengvai. Tik pašalto dušo. Plaka vandenį. Vakar buvo poilsio diena, tai realiai vaikščiau ir su masažuokliu buvau. Pagal turėčiau bėgti 7 km lengvai. Tarp 2 pasirinkimų. Buvo Perkūnkimis arba 100 km challenge iš Samoškos atsimenu. Ar tikrai įmanoma, reikia man pavadyti, ar aš galėčiau padaryti, nes jeigu jisai gali, tai ir aš galiu. Mes pažadinam ir bėgam. Bėgam. Privalu suspėt. Ką tik pašalto dušo. Kojytės atsigaunam. Ši diena bus baigta. Pusę 10 ryto. Šiandien turėsiu bėgti 28 km. Gal mažiau bėgsiu iš tikrųjų. Bam, pašalto dušo. Nežinau, kiek sportinės rankas. Už kokios valandos 2 bėgti. Kačių. Tiem lemenėm 2 gėrimai, elektrolitai ir Red Bullis. Labai seniai geriau kada kofeino, tai būtų didesnė motyvacija grįžti į Red Bullį. Bet kaip myš noriu, jaučiu čia ir nusimyšiu. Darau tokią taktiką. 8 minutės bėgu, 2 minutės einu. Ilgų distancijų taktika. Tiesiog noriu, kad viskas būtų gerai. Galėčiau bėgti ir bėgti ir bėgti. Aš žinau, kad aš po to jau galėčiau ligoninėje arba turėčiau traumą ir tikrai 5 dieną nepadaryčiau Perkūnkiemio bėgimo. Tai aš labai noriu tą padaryti. Bėgau keliu, bet nustakau. Taip, tema per čia. Eik tau. Jeruzalės Rimi. Geriausias Rimi. Nusipirksiu bananą kokį. Pageriau vandens. Šau 2 bananus, jau antrą valgau. Atsiprašau, gali prarasti. Bėgu valandą 40 ir yra 13,5 km. Pagaliau Lukiškio aikštė, pulsas 134, čilas, pozityvum daliai, manau 7. Parbėgsiu tikrai, manau, atgal. Pagaliau centras, kartą atsirado daugiau motyvacijų. Mini pertraukėlę. Pagaliau parbėgau. Pulsas šiam 5, tai labai gerai. Palisėjau. 5 minutės pakimarinau su Red Bulliu. Vėl bėg. Gerai nusimyžau, kad lengvesnis pasijaučiau. Jau 2 km yra, 2 valandas 50. O, bet
išbėgau laiptais, pakirto iškart kojas. Nu nieko, puikiai sekasi. Per visą bėgimą kuprinė nelabai maišo. Svarbiausia, kad jinai nečiažinė ir nieko netrina. Taip lengvai ir nesunkiai. Esu labai teigiamai. Čia kokia 10 iš 10 teikęs. Grįžt namo. Negaliu pasakyti, kad sunku buvo. Galiu pasakyti, kad ilgai ir įdomiai buvo. Kiek turim? Aš manau, aš tikrai įvykdysiu tą kem 2 kilometrų ultramaratoną. Svarbu, kad kojas neskauda. Buvo gal kokie 2 kartai, kur tik random kelias skauda, bet atpalaidavo ir tiek. Atsigavęs. Ką tik pašaltų dušą. Šiandien poilsio dieną. Editas. 3, 2, 1, 5. Dėmesio, dėmesio!